Sveiki, esu Artūras Pakėnas, vairavimo mokytojas ir vairavimo mokyklos Amplius LT vadovas. Šiuo metu įdedu dažnai į savaitę po 2-3 video, dabar jau trečiasis, tai šią savaitę dar bus vienas, tai apie tai, kaip mokiniams rinktis vairavimo mokyklą, kaip rinktis instruktorių, kaip suprasti, kad mokykla ar instruktorius jums netinka arba dirba nekvalifikuotai, kaip jį pakeisti, kaip suprasti iš vis vyksmą, procesą vairavimo mokymosi, kiek jis trunka, kodėl nesiseka ir taip toliau. Taigi, šitam trečiajam video žadėjau papasakoti apie tai, kaip atpažinti prastą instruktorių ir ką su tuo daryti. Tai jau dabar trečią kartą bandau įrašyti ir vis per ilgi gaunasi, tai dabar bandysiu sutrumpinti ir šiek tiek konkrečiau. Taigi, pirmiausia, sėkmės mokytis tiem, kas iš anksto pagalvoja apie rekomendacijas ir pagal rekomendacijas žinomų, pažįstamų jiems žmonių pasirinko mokyklą ir tuo pačiu instruktorių. Ir tikiu, kad tiem žmonėm mokymasis vyksta aukštų lygių, taip kaip reikia. Na, o vieniem trunka ilgiau, kitiem trumpiau, bet tai jau čia kita kalba. Svarbu, jūs dirbate su geru žmogumi ir tokių Lietuvoje tikrai yra. Na, o dėja, kažkam nepasisekė, kažkas norėjo pasirinkti mokyklą greičiau, už kampo, patogioje lokacijoje, už gerą kainą. Ir tada be didelių eilių, kaip sakiau, ar ne, ir po 5 kartus per savaitę laisvas, ir kiek tik aš noriu, kada noriu, ir kaip taksistas mane paima iš namų ir parveža, bet greičiausiai tada yra minusų kažkur kitur. Tai kaip atpažinti tą nekvalifikuotą arba neatsakingą žmogų, kuris atmestinai galbūt žiūri savo veiklą, ir nukenčia dėl to pats mokinys. Tai pirmiausia. Ką daro geras instruktorius? Geras instruktorius paprastai turi veiksmų planą, apie ką jisai informuoja ir mokinį. Tai yra metodinį planą, pagal kurį jis dirba ir su kuriuo supažindina mokinį. Tai yra mokinys visada žino, kas po ko seka. Galbūt ne kiekvieną pamoką labai detaliai viską išaiškina, visi mes žmonės, bet bendruosius bruožus mokinys visada žino ir jeigu jo mokiniui kažkas pagal planą neina, instruktorius paprastai visada atkreipia mokinio dėmesį į tai, kad štai mes kažkur stringam, kažkas nesigauna, reikia kažką tai pastiprinti ir mokinys žino, kurioje vietoje bendro mokymosi proceso eigoje jisai yra, kas jam nesiseka ir ką dar reikia įveikti. Tai čia yra su geru mokytojų. Plius geras mokytojas išlaiko paprastai psichologinę kažkokią tai atmosferą, santykį tarp mokytojo ir mokinio, kada užsimezga mokytojo ir mokinio ryšys, abipusis ryšys, kada mokytojas pateikia informaciją, mokinys ją priima, deda pastangas ir jie supranta, kas čia darosi. Jie gali diskutuoti, kalbėti, aiškintis, išsakyti savo kažkokius tai lūkesčius ir panašiai. Ir būna, ir mokinysgi kartais, man atrodo, kad aš šiandien padirbėsiu pagal planą šitą kryptimį, o mokinys sako, žiūrėkit, bet man praeitą kartą nelabai sekėsi, galima, aš norėčiau dar tą dalyką. Ir aš tada šiek tiek pakoreguoju, atsižvelgiu mokinio norą, arba pasakau, kad mes galbūt sekantį kartą ir panašiai, ir ieškom bendrų reikalų ir bandome kartu organizuoti mokymosi procesą. Tai čia yra gero mokytojo požymiai ir tokių, kaip aš sakiau, Lietuvoje daug. Kas yra negeras? Negeras jisai galbūt žmogus geras, bet geras žmogus, kaip sako, ne profesija. Tai negerų, sakysim, mažiau atsakingų instruktorium. Jūs nieko nežinote. Jūs nežinote, nei ką čia šiandien darysite, nei kur jūs važiuojate, nei kur jūs čia užsiimate, nei koks pamokos tikslas, planas ar dar kažką. Dabar jūs esate tokio šiek tiek nežinioj. Ir man tiesiog net keista, aš kada girdžiu ir viešoje erdvėje, ir pas mane iš kitų mokyklų ateina mokinių ir sako, kiek jūs ten pravažinėjate? Ten 20 valandų arba jau visą programą pravažinėjom ir važiuoju papildomas pamokas. Sakau, tai gerai, tai kurioje vietoje stringat, kas aš nežinau, man nieko nesakė. Tai kažkur jūs supratot, kad kažkas negerai. Suprantu, kad dar aš nepasirašiau egzaminui, man nepraleidžia egzaminę blogai, bet man nesako, kodėl aš nepadarau, kaip man padaryti gerai ir taip toliau. Dabar nėra komunikacijos, nėra mokytojo-mokinio santykio. Šalia sėdi kažkoks asmuo, kuris yra turbūt geras vairuotojas,
Bet jis nesugeba paaiškinti tam mokiniui, būsimam vairuotojui, o ką dabar daryti, kad ir jis taptų tokiu pačiu geru vairuotoju. Tai yra būti pačiam geru vairuotoju ir išmokyti kitą būti geru vairuotoju yra du skirtingi dalykai. O mūsų liaudėje aš girdžiu kartais neretai, kad va, jisai labai šaunus vairuotojas, vat mokytojas koks jis būtų. O jūs matėte jame mokytojo savybę? Žinote, kaip pas mus Lietuvoje, 3 milijonai krepšinio trenerių, 3 milijonai pedagogų. Pedagogų. Ir visi moka kitus mokyti. Nu, paklauskite, bet kurios, reiškia, moters, merginos, vaikinuko, kada jūs mokė tėtis ar vyras vairuoti. Paklauskite apie psichologinę būseną automobilyje tuo metu, kuo baigėsi dažniausiai skandalais, rėkimais ir taip toliau. Nes žmogus moka pats šauniai vairuoti, nebejotinai, tačiau jis nemoka perteikti tos žinios apie tai, ką reikia daryti tam kitam žmogui. Nu važiuok, kas čia neaišku, nu daryk, ko nesupranti. Taip? Tai, nu va. Tai atpažinti tą negerą vairuotoją, instruktorių, tai yra tai, kad jūs nesuprantat, ko jis iš jūsų nori. Ir nepaaiškina, ką daryti, ir jūs nesuprantate proceso, nei kur jūs judate, nei ką. Ir ką dabar su tuo daryti? Jeigu jau taip atsitiko, kad jūs pas tokį patekote, supratote, kad jums netinka, jūs nesuprantate, kas čia yra, jums baisu, jūs nervuoja, jūs nesuprantat, kodėl nesigauna, jums ašaros kyla. Ir kas čia yra? Ką dabar darom? Yra labai paprastų veiksmų numatytų įstatymų ir jūs visiškai sėkmingai galite pakeisti kaip instruktorių, taip ir mokyklą. Ir kaip tai padaryti techniškai, sekančiam video šią savaitę, greičiausiai penktadienį paleisiu. Šiam kartui tiek. Iki.